Labas visiems, tai šitas video bus turbūt toks kaip vlogas iš atskirų dalių, tai ne vieną dieną turbūt pafilmuosiu kažką. Žodžiu, dabar trečiadienio vakaras po darbo, čia buvau, nusipirkau tokį daiktą iš Lidlo, stalą buvau užsisakęs. Čia kaip, kas turbūt žino, tai užsisakinėjo visi suvirinimo aparatus. Sakau, visi neužsisakinėjo, nes jau po 12 nakties ne vieno jų likę nebuvo. Aišku, man suvirinimo aparatas reikalingas nebuvo, aš jų 2 turiu. Bet toks staliukas iškrito įdomus. Tai galvojau paimsiu, čia apie 40 eurų sakinavo, irgi užsisakyti iš anksto reikėjo per programėlę. Dar kuponą turėjau gimtadienio progą kažkokį Lidl programėlį, tai apie 35 eurus kainavo tas stalas. Tai va, įdomu bus įsipakuoti, pasižiūrėti, susidėti. Rašo sveria 18,5 kg. Toks nelengvas. Tai gal ir nieko, kaip už tokią kainą. Aišku, čia nedidelis jisai. Nu va, pasidėjau patogiai ant stalo. Reikia pabandyti išsipakuoti. Pasižiūrėti, kas čia yra. Šiaip jau nuo pirmadienio knieti, bet vis netradau laiko. Šiaip galvoju, kad lengvesnis jisai bus tas stalas. Nu va, kaip čia viskas. Kaip čia viskas sudėliota. Čia dar, matau, bus vyriškas vakarinis Lego. Nu va, ir pats stalviršis. Cinkuota skarda. Na, aišku, čia jinai 2 mm gal. Ja, kažkas apie 2 mm. Nėra dar taip tragiškai. Nu va, ir instrukcija, užsigandau. Galvojau, nebus instrukcijos. Žodžiu, pasižiūrėjau varžtus. Tai dabar reikia kažką čia prie stalviršio prisisukti. Pavyko šitas 2 detalės uždėti. Čia visos eigos jau nefilmuoju, nes niekur neskubu, labai ilgai užtruks. Nes čia dėjos poveržlės ir po apačią. Ir čia dėjosi, žodžiu. Tai va, bandysiu toliau žiūrėti, ką čia iš manęs reikalauja. Kojos. Sako, reikia susirinkti kojas. Vat pabandyti reikia susirinkti kojas. Žodžiu, renku kaip ir viskas gerai, bet pavargau jau, nes pagal instrukciją būtent šita dalis turi būti iš vidinės pusės šito laikiklio. Niekaip negalėjau uždėti. Tai teko atpalaiduoti va, šitą dalį nuo stalviršio. Tada jau įdėjau. Tai instrukcijai tiesiog gal tas eiliškumas nelabai. Nes kai iš tos priverži, jie pakrypsta biškutį. Ir tiesiog tu iš tų negali įkišti dalykų. Tai atpalaidavau, prisiveržiau šitos. Ir va, koją susirinkau. Bandysiu uždėti. Ko gero, kaip ir viskas, surinkau. Tai va, čia dar tokie ant šonų prisisuko. Kaip atramos, jos tiesiog gali nusileisti į apačią. O čia dar ratukai yra, kai sulankstai, kad vežt galėtum. Manau, už tokius pinigus tai tikrai neblogas staliukas. Masyvus, sunkus. Man net įdomu. O, dar ir 90 laipsnių dar čia yra. O iš tikrųjų galvojau, kad nebus čia 90 laipsnių. Tai galima net ir kažką prisidėti. Prisiveršti smulkaus. Nu, žodžiu, smulkiam darbam tokiam. Tai visai nieko.
už tokius pinigus. Nežinau, ką čia geriau suras būtų galima. Ką nors čia labai kalt ant to stalo, nežinau. Nu, bet tvirtesnis negu mano šitas samadėlka kažkada pasidarytas. Tai kaip ir patenkintas visai. Aišku, surinkime biškį iššūkių buvo. Rašo laiko 150 kg. Reikia išbandyti. Nu, 100 tai tikrai laiko. 100 laiko. Ko ir reikia. Neblogas tas pirkinys. Maisto prekių parduotuvės. Bet ne Parkside. Kažkoks gudė. Čia dar ne visas aukštis pakeltas jo. Čia rašo iš tikrųjų, į kokį aukštį galima pasikelt. Žodžiu, pats stalas sveria 17,5 kg, 150 kg laiko ir reguliuojasi aukštis nuo 78 iki 93 cm. Darbinis plotas 76 ant 51 cm. Tai va, nedidukas toks, bet bus gerai. Tai va, šiandien toks vakaras, staliuką susirinkau, keliausiu po truputį namo, o kitą dieną žiūrėsiu, gal autobusą kokį atiduotų jau, nes skambino, sako, kaip ir užsikūrė jisai, bet generatorius nebekrauna. Žodžiu, vieną bėdą po kitos. Tai dabar išėmė generatorių, išvežė į generatorių centrą, žodžiu, žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Bet aš tikiuosi, kad šią savaitę jau atiduos man jį, nes kaip ir reikalingas. Tai ką, susitiksim turbūt kitą dieną. Labas rytas. Šeštadienis, pašalo biškį. Labai gera diena. Kažką daryti, tai sugalvojom išskėp šašlyko. Anksčiau laužavietę turėjau. Tai dabar laužavietės nebėra. Neturiu šašlykinės. Tai galvoju, kaip čia išsisukti iš padėties. Tai va, tiesiu seną boilerį, kurį reikėjo jau išmesti senai. Pasižiūrėsiu, gal čia iš jo kažką galima suburt. Aišku, ten gal plona ta skarda bus. Bet reikia pabandyti. Laiko jį turiu biškį. Tai va, tempiu, bandysim pjauti ardyti ir pasidaryti šašlykinę. Bent jau tam kartai. Nu viskas, boilerį atsitempiau. Tai ko gero reikia nusimti čia tą apvalkalą. Kiek žinau, ten būna puta viduj. Žiūrėsiu, kas ten viduj yra. Čia gal taip pabandyti išlupti. Bet greičiausiai gal pjauti reikės. Velnės jokio laužtuvo neturiu čia. Visi laužtuvai sode. O ir išsipakuos kaip saldainis koks. O. Dabar. Čia labai storas, ko gero, nebus jisai. Ne dujų balionas.
Bet pamėginsiu. Šiukšlių kalną prisidarysiu. Nu, pasišiukšlinau. Žiūrėks. Labai storas tikrai nėra, bet pakaks gal tam kartui. Reikia pasidaryti viską iš to, ką turi. Kažkaip reikia suktis iš padėties, nes dabar kas vėl duobę laužavietę daryti, akmenis dėliot visai nenorim. Anksčiau taip kepdavau šašlykus, tai kažkaip poreikio ir nebuvo šašlykiniai. Dabar taip staigiai sumaščius, reikia kažką daryti. Va, reikės pabandyti pasižymėti, persipjauti, aš čia jokių dangčių nedarysiu. Tai šašlykiniai. Pusę boilerio pasiliksiu, nes dar turiu minčių šiokių tokių. Tai manau, per pusę pjovus turėtų užtekti to gylio. Nors jeigu labai gilę padarysiu, labai daug malkų reikės sudeginti. Tai gal nereikia gilios daryti, tiesiog per pusę pjauti. O tas tai čia sunkiai nusivalo, tai sakiau nudegs, reikės prakurt gerai, kad viskas nudegtų. Svarbu vidus, kad nebūtų koks cinkuotas, bet aš abejoju, kad jisai cinkuotas. Ne, nemanau, nes jau cinkuotam kept kažką tai tikrai negalima turbūt, nesveika. Ką bandyti reikia atsižymėti, tiksliau pradžioj reikia šiukšlės sutvarkyti. Atsižymėti ir bandyti atsipjauti. Nu va, atsižymėjau 23 cm nuo dugno. Tai čia kaip ir per pusę gaunasi. Manau, kaip ir gerai bus. Aukštesnės nedarysiu. Čia dar tas va yra, nu bet čia nemaišys. Tai va, reikia atsipjauti dabar. Pasismardinti. Dabar reikia čia atsipjauti. Čia nebuvo atsižymėjęs, tai kažkaip iš akies pasigauti. Ta pati reikia su ana pusė. Atsipiešti tiesią liniją labai. Uhu. Pavyko. Eina savo. Kalkių. Čia buvo dar daugiau kažkada išbarščiau. Ai, ne, vidus rudyjantis. Labai gerai. Dabar reiks. Neatsimenu, iš kurios pusės čia galvojau. Ai, šitas. Tai va šitą va naudosiu. Čia buvo tie tvirtinimai dar prie sienos. O šitą reikia pasidėti į šoną. Pasilikt dar. Nu, skardelė tokia. Kiek čia? Nu,
kai kur gal 2 mm, daugiau nei 2 mm, kitur 1,5 gal kažkas. Šiaip gerai būtų net įsivirinti kažkokius tokius išilgus įtvirtinimus, kad nesusikraipytų nuo karščio. Bet nelabai turiu iš tikrųjų iš ko. Sodė dar raščiau. Bet čia neturiu, tai, kaip bus, tai bus tiesiog. Bent vieną kartą iškeps. Bet prisiminiau, kad sodė turiu dujų balioną. Tai va, iš dujų baliono kažkokią geresnę išeitų turbūt pasidaryti kepsninę. Su dangčiu, kaip ten daro. Tik va, ko norėčiau, tai nusipirk plazminį pjoviklį. Svajonė mano. Kad nereikėtų čia su bulgarkė dulkintis. Tai ką, reikės atsinešti kažkur. Turėjau biškį dar metalo vamsduko. Pasidaryti kojas neaukštas, kad ant kaladės galėčiau patogiai atsisėdęs išsikepti šašlyką. Tai va, judėsim toliau. Radau vamsduką, čia apie 3 metrus turiu, tai truputį mažai. Tai galvoju pasidaryti trumpesnės kojytės. Bet va iš šito vamzdžio čia dar įsivirint prie čia ir čia 63 cm. Nes garantija, kad susikraipys jisai. Gabaliuką va turiu. To čia pasiieškojus. Rasiu gal daugiau. Gabalų. Atsipjoviau porą. Biškį čia prasivaliau. Kad galima būtų prikabinti. Bandysiu privirti. Kaip čia seksis. Čia laukia reikia tokius darbus daryti. Svarbiausia, kad tas likutis angliarūgštės nesibaigtų. Vis žadu važiuoti pasikeist balioną ir niekaip nedavažiuoju. Nelimpa. Blogai nusivalęs būsiu. Va, ir vis tiek. Tipo, čia biškį be akinių. Blogas įprotis. Sunkiai. Nešvarus metalas. Nu taip, kažkaip. Nėra ko norėt. Reikėtų geriau metalą atsivalyti. Nu, šitą pusę geriau virinasi. Nes geriau nusivaliau. Laikys. Niekur nedings. Prisitaškavau. Gerai būtų iš anos pusės pritaškot, bet tikrai turbūt jau nedarysiu šito. Užteks čia, kiek yra. Tai dabar reikia eiti prie kojų. Sugalvot, ką čia su tom kojom daryti. Sakiau, kojas labai ūkiškai padarysiu. Tai tiesiog tokius atspėjau, kadangi neturiu daug žaliavos. Čia tai privirinsiu šitos. Dar galvoju, čia įvirint vamsduką. Nu ir va čia tiesiog 4 vamsdukus. Įvirinsiu ir bus gerai turbūt. Šito vamzdžio ne kažką turiu. Aišku, aukštos nedarysiu. Bus žemutė. Kitaip neišeis. Tai ką, šitos pabandysiu atsivalyti, prisivirint. Na ir paskui kojytės. Jau toj reikės kurt, kad slogą kažkokią nudegint. O taip, privirinsiu ir viskas. O dar čia sakiau vieną vamsduką įvirinsiu, kad stabilesnė būtų. Nors gal neturėtų čia išsigaubti pakaitę.
Na, bet dar turiu vamzduką, tai sakiau įvirinsiu. Nu ir ko gero, baigiau gamint. Tai va, dar išpjaučiau iešmams grevelius. Nu ir viskas. Kažkiek tarnaus, kiek tarnaus. Aišku, sakysit, belė kaip kryvai padarė, kaip tu čia darai, ne taip. Aš čia nesistengiau labai čia gerai daryti. Užtrukau su pafilmavimais apie 1,5 valandos. Tai tikslas pasiektas. Nieko nepirkau papildomai. Tiesiog padariau iš to, kas buvo, iš visokių šiukšlių. Tai yra senas boileris, kurį senai reikėjo išmest, bet vis galvoju, nu dar tegul pabūna. Kažką gal sugalvosiu. Tai vat, kaip sakyt, dabar buvo sukimasis iš padėties. Nes nenorėjau kas dobės vėl daryti laužavietę, kaip anksčiau, kad buvo. Nes buvau vasarą panaikinęs aš ją, ne vasarą, rudenį. Tai va, bus gerai taip. O kada nors gal pasidarysiu ir geresnį šašlykinę. Žodžiu, kam patinka toks turinys, tai paspauskit laiką, parašykit būtinai komentarą. Belė ką parašykit. YouTube'as mėgsta, kai parašot komentarą. Ir ką, filmuosim toliau kažką tada. Tai iki.